Harvardo MBA absolventai sunkiai randa darbą. Šiuo metu 1 iš 5 jų yra bedarbis. Ir priežastis, kodėl taip yra, turėtų išgąsdinti kiekvieną turintą karjerą. Tai nėra susijęs su intelektu, tai nėra susijęs su sunkiu darbu. Ir tai tikrai nėra susijęs su diplomu. Kažkas daug didesnio tyliai keičia darbo rinką. Ir tai gali paveikti ir jūs. Aš esu Džošas ir šiandieninėje The Infographic Show laidoje parodysime, kaip korporacijų godumas smarkiai iškreipia sistemą. Net Harvardo absolventai negali rasti darbo. Kiekvienais metais Ivy Lygos verslo mokyklų absolventai užplūsta darbo rinką, užimdami pozicijas, kurios turėtų būti geriausiai apmokamos. 20 kelių metų MBA absolventai pradeda dirbti už vidutinį $175 000 bazinį atlyginimą, beveik dvigubai daugiau nei vidutinės šeimos pajamos. Tačiau tos auksinės perspektyvos greitai nyksta. Harvardo verslo mokykloje 23% 2024 metų laidos absolventų vis dar ieškojo darbo praėjus 3 mėnesiams po baigimo. Tai padidėjo nuo vos 10% 2022 metais. Ir tai ne tik Harvarde. Čikagos universitete ir Northwestern universitete nedarbas tarp absolventų išaugo 3 kartus. Sistema, kuria jie buvo ruošiami vadovauti, juos nuvylė. Visame JAV verslo sektoriuje darbdaviai samdo mažiau šių vadinamųjų būsimų verslo lyderių. Valdybos ir investuotojai spaudžia mažinti išlaidas, kad padidintų pelną. Tačiau kalbėdami apie išlaidas, jie dažnai turi omenyje žmonių pragyvenimo šaltinius. Visuomeniai ir darbuotojams jie pateikė daugybę priežasčių – ekonomika, efektyvumas, rinkos pokyčiai, daugybę pasiteisinimų. Tačiau tiesa yra daug paprastesnė ir daug labiau neraminanti. Spaudimą jaučia ne tik vadovybė. Iki 2024 metų pabaigos informacijos sektoriaus įdarbinimas sumažėjo 30%, palyginti su laikotarpiu prieš pandemiją. Finansų sektorija sumažėjimas siekė 28%, o programinės įrangos kūrimo, duomenų mokslo ir rinkodaros srityse darbo pasiūlymų buvo 20% mažiau. Visoje Amerikoje darbo vietos nyksta. Nedarbo lygis pakilo iki 4,4%, tai aukščiausias rodiklis nuo 2021 metų. Dabar naujas įrankis grasina sunaikinti dar daugiau darbo vietų. Dirbtinis intelektas keičia darbo pasaulį. Anthropic teigia, kad jų programinė įranga gali automatizuoti arba padėti atlikti 75% kompiuterių programavimo užduočių ir 65% rinkodaros užduočių. Be to, ji perima vadovavimo ir administracinius darbus. Tai yra 2 didžiausios darbo sritys Amerikoje. Tai reiškia, kad 1 iš 5 darbų gresia pavojus dėl programinės įrangos. Jei klausysite žmonių, kurie kursto dirbtinio intelekto ažiotažą, viskas tik blogės. Tačiau ažiotažas netitinka realybės. Yale'o universiteto tyrėjai nustatė, kad per pirmosius 3 ChatGPT metus dirbtinis intelektas nesukėlė darbo sutrikimų. Net Anthropic nustatė, kad jų technologija nedaro įtakos užimtumui. Technologijoms prireikė dešimtmečių, kad pakeistų darbo rinką, o ne metų ar net mėnesių. Tai kas iš tikrųjų vyksta? Žmonės, kurie jau dirba dirbtiniam intelektui pažeidžiamose pareigose, nepraranda daugiau darbo vietų, valandų ar atlyginimo nei kiti. Tačiau naujiems absolventams situacija kitokia. Darbuotojams, kuriems yra vos per 20 darbo galimybės dirbtiniam intelektui pažeidžiamose profesijose, sumažėjo 14% nuo tada, kai 2022 metais pasirodė ChatGPT. Žmonės nėra atleidžiami iš darbo, tačiau rasti naują darbą dar niekada nebuvo sunkiau. Dirbtinis intelektas keičia darbo rinką, bet tuo pačiu metu ir nekeičia. Jei tai skamba painiai, jūs nesate vieni. Atsakymas slypi sektoriuose, kuriuose taikomas dirbtinis intelektas. Vadyba, administravimas ir menai jau keitėsi dar prieš atsirandant šiai technologijai. Dirbtinis intelektas tapo patogių pasiteisinimo atleidimams. Lengviau kaltinti darbo vietų praradimą programinę įrangą, nei pripažinti, kad šiuos sprendimus priėmė vadovai, siekiantys didesnio pelno. Pabrėžiant dirbtinio intelekto svarbą, taip pat siunčiamas signalas investuotojams. Keletas į dirbtinį intelektą orientuotų technologijų bendrovių per pastaruosius kelerius metus lėmė 75% S&P 500 akcijų grąžos augimo. Siedamos save su dirbtinio intelekto tendencija, bendrovės siunčia signalą, kad į jas verta investuoti, net jei DI iš tikrųjų nekeičia jų darbo jėgos. Dėl to technologijų bendrovės yra giriamos už darbo vietų kūrimą, nors iš tikrųjų jos jas naikina. Darbuotojų mažinimas yra greitas būdas trumpalaikiams santaupoms. Meta planuoja atleisti 20% savo darbuotojų, net ir tuo metu, kai išleidžia $600 milijardų duomenų centrams. Darbo skelbimų Indeed platformoje, susijusių su programinės įrangos kūrimu, nuo pandemijos pradžios sumažėjo 30%. Technologijų karjeros patrauklumas dar labiau paaštrino problemą. Studentų baigusių kompiuterių ir informatikos mokslus skaičius nuo 2012 iki 2021 metų padvigubėjo. Tiek absolventų per metus užtektų užpildyti Ohajo stadioną. Tai reiškia, kad daugiau absolventų varžosi dėl mažiau darbo vietų kartu su patyrusiais konkurentais. Generaliniai direktoriai privertė mus manyti, kad darbo vietų skaičius kompiuterijos ir vadybos srityse galėtų augti amžinai.
Begalinis augimas yra neįmanomas ir ši realybė dabar mus pasiveja. Vis dėlto mokyklos ir mokymo programos dar nepakoregavo įgūdžių, kurių moko. Tai pakeitė žmonių požiūrį į išsilavinimą. 63% registruotų rinkėjų mano, kad aukštojo mokslo diplomas nėra vertas savo kainos, kai prieš 13 metų taip manė tik 4–10%. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo nelogiška. Asmuo, turintis bakalauro laipsnį, uždirba $300 daugiau per savaitę nei vidutiniškai. Turintis profesinį laipsnį arba daktaro laipsnį uždirba $1,000 daugiau. Absolventai per savo karjerą uždirba $1,2 milijono daugiau, be to jie rečiau lieka be darbo. Tačiau augančios išlaidos reiškia, kad daugelis absolventų nebejaučia šios naudos. Papildomi pinigai yra beverčiai, jei viską išleidi paskoloms grąžinti. Verslo lyderių taupimo priemonių poveikis jaučiamas visoje ekonomikoje. Užimtumas mažėja nuo 21 amžiaus pradžios. Dabar dirba beveik 65% vyrų ir 55% moterų. Blogiau buvo tik per didžiąją finansų krizę ir COVID pandemiją. Šis užimtumo skirtumas atsiranda dėl paprastos, bet griežtos priežasties. Daugiau atleidimų ir mažiau priėmimų į darbą, nes verslo vadovai stengiasi sumažinti darbo užmokesčio išlaidas. Remiantis darbo statistikos biuro duomenimis, 2025 metais įmonės priėmė 1,5 milijono darbuotojų mažiau. Tuo tarpu atleidimų ir kitų priverstinių išėjimų iš darbo padaugėjo 1,2 milijono. Kad būtų aiškiau, tai prilygsta tam, lyg visa Montanos valstijos gyventojų skaičius būtų netikėtai atleistas iš darbo. Ir ši problema tik didėja. Kadangi mažiau įmonių samdo darbuotojus, nedarbas tapo spąstais. Daugiau nei 6 mėnesius darbo neturinčių žmonių skaičius išaugo daugiau nei 50%. Vidutiniam vadovui naujo darbo paieškos užtrunka 6 mėnesius. Mėnesių ilgiau nei prieš 3 metus. Nuo 2022 metų pradžios vienam bedarbiui siūlomų darbo vietų skaičius sumažėjo perpus. Galimybių rasti darbą tapo mažiau. Sveikatos priežiūra jau seniai yra augantis sektorius. Senstanti visuomenė, geresnė ligų diagnostika ir naujos technologijos padidino tiek paklausą, tiek pasiūlą. Slaugos personalo reikia daugiau nei bet kada anksčiau. Atrodė, kad tai bus nuolat auganti pramonė, kuri 2024 metais sukurs 57 000 darbo vietų per mėnesį. Viskas pasikeitė 2025 metais. Vidutinis mėnesinis įdarbinimas sumažėjo iki 30 000. Tai reiškia, kad kiekvieną mėnesį neįdarbinama tiek darbuotojų, kiek dirba 18 ligoninių. Pelnas vis auga, žmonės vis laukia, net ir pačios svarbiausios ekonomikai darbo vietos nėra stabilios. 2026 metai kovo mėnesio duomenimis gamyklos mažino darbuotojų skaičių 14 iš pastarųjų 15 mėnesių. Sandėliavimo, pramoninių prekių ir maisto sektoriuose 2025 metų pabaigoje taip pat buvo daug atleidimų. Vis mažiau žmonių gamina tai, ką įmonės parduoda ir ko reikia klientams. Mažos ir vidutinės įmonės negali mūsų apsaugoti nuo žalos, kurią daro didelės bendrovės. Ekonominiai rūpesčiai trukdo joms priimti naujų darbuotojų. Tik 56% smulkių įmonių 2025 metų spalį bandė įdarbinti bent vieną žmogų. Kai mažos įmonės neauga, ekonomiką ima valdyti kelios milžiniškos bendrovės. Kai tų bendrovių vadovai mažina išlaidas, kad apsaugotų savo premijas ir dividendus, už tai sumoka darbuotojai. Visa tai nėra nauja, tad kodėl dabar tai smogia taip stipriai? Kai įmonių vadovai pasiima milžiniškas išmokas savo, tai išbalansuoja ekonomiką. Tarp 1965 ir 2018 metų pajamų skirtumas tarp turtingiausių ir neturtingiausių namų ūkių padidėjo 4–10%. Turtingiausi. 1% valdo 30% šalies turto, padarė ekonomiką sunkesnę visiems, verslo lyderiai tapo atsargesni, samdydami darbuotojus. 2024 metų apklausa parodė, kad 70% planavo daugiau naudoti stažuotės ir panašias programas darbuotojams rasti. Dėl to kelias įsidarbinimui tampa sunkesnis ir lėtesnis. Įsidarbinti sunkiau, bet būti atleistam taip pat lengva. Investuotojai ir vadovai pasirūpino, kad darbuotojai turėtų mažiau teisinių ir politinių apsaugų nei kitose turtingose šalyse. Visa tai daro Amerikos darbuotojus pažeidžiamesnius nestabilioje ekonomikoje. Kai išlaidos didėja, vienas pirmųjų pasirinkimų būna samdyti mažiau žmonių. Ir anksčiau ar vėliau jie turi pereiti nuo mažesnio samdymo prie didesnio atleidimo. 2026 m. vasarį ekonomistai prognozavo, kad bus sukurta 60 000 naujų darbo vietų. Vietoj to buvo prarasta 92 000 darbo vietų. Norėdami įrodyti savo teisumą, tie patys komentatoriai dėl netikėto pokyčio kaltino blogus orus ir slaugytojų streiką. Tačiau jei trumpalaikiai įvykiai gali sukelti tokius didelius sutrikimus, vadinasi po apačia slypi didesnės problemos. Jei šiuo metu dirbtumėte Amerikoje, susidurtumėte su didžiulė spraga tarp lūkesčių ir realybės.
Darbuotojų pasitikėjimas menkas, ypač tarp tūkstantmečio kartos ir Z kartos atstovų. Jei esate žemiausioje karjeros kopėčių pakopoje, didesnė tikimybė, kad kai situacija pablogės, būsite išmestas. Artimiausia ateitis atrodo dar blogesnė. Ekonomika rodo stagfliacijos požymius. Kainos toliau kyla, tačiau atlyginimai išlieka tokie patys, o darbo vietų mažėja. Ir tai yra problema. Įprastos priemonės kovoti su nedarbu dar labiau didina infliaciją, o priemonės kovoti su infliacija mažina užimtumą. Kai kurie ekonomistai, nepriklausantys pagrindiniai sroviai, teigia, kad sistemai reikia radikalaus pertvarkymo. Mes taip ilgai gyvename su begalinio augimo pažadu, kad nei politikai, nei rinkėjai nėra pasiruošę susidurti su alternatyvomis. Jokia vyriausybė nenori bandyti neišbandytų ekonominės kairės metodų. Amerikos darbo rinka nebeveikia. Darbo užmokesčio augimas nuo 2020 pradžios sumažėjo trečdaliu, o nedarbas auga. Įmonių godumas ir investuotojų spaudimas sunaikino darbo vietas, o nelygybė paskatino trapią ekonomiką, kurioje žmonės ir verslai yra pažeidžiami bet kokiems pokyčiams. Jei jaučiatės neramiai dėl savo perspektyvų, jūs taip pat esate teisus. Kita krizė gali būti ta, kuri atims jūsų darbą. Jei svarstote, kodėl karjeros galimybės nyksta ir absolventams sunku, Pažiūrėkite, kodėl JAV trūksta darbo vietų, arba spauskite šį vaizdo įrašą.